Sveiki, čia Grifas FPV, čia tokia trumpai įžanga, video, kurį aš padariau. Aš šitą video rašiau kažkur tai prieš mėnesį, aš čia paskui net nesirašiau kaip ir dėti, nes jis toks nelabai rišlus gavosi. Bet paskui galvojau, kodėl ne, žmonėm kartais įdomu paklausyti mano tokių pamastymų, tokių labai mėgėjiškų, kaip pradžiamokslio, bet čia yra daugiau toksai video apie tai, kiek mes nežinome, prasme, jeigu kažką norim sudėtingesnio daryti, kad tas FPV biznis nėra toks paprastas, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodo. Tarsi pati pradžia, patys pagrindai nėra taip sudėtinga, bet jau kai pradedame, tai angliškas reiškimas push the envelope, ta prasme, būtent tie ilgi skrydžiai. Tai yra tikrai labai daug dalykų, į kuriuos reikia jau pradėti kreipti dėmesį, tokius smulkmenas, taip sakant. Tai prašau šito video, tikrai nenaudokite, kad jūs išmoksite kažką, bet tiesiog, kad suprastume daugiau, kiek daug visko yra, ko reikia išmokti, kad aš ir pats dar gerai iš principo nežinau. Ir aš netgi čia po mėnesio padariau dar pabaigą šitam video, dar dadėjau papildomų dalykų, kuriuos paprasčiausiai pamiršau paminėti pirmą kartą, kai įrašinėjau. Prašau, nepradėkite skristi, daryti tolimų skrydžių, remdamasi šitom žiniom, ką jūs čia pamatysite. Čia daugiau, kad jums suprasti, kiek daug visko dar reikia išmokti ir suprasti kažkada ateityje, jeigu teks to dalyko užsiimti. Tai sėkmės. Tikiuosi patiks. Nutariau padaryti video, jinai skirta ilgo nuotolio skridimam. Nes žiūriu, tie komentarai čia vis nesibaigia, nors mes tik įpusėjame radio ryšį su mano videojais, bet žmonės žiūriu, jau nerimsta nori skridyti. Aš tiesiog norėjau truputėlį paaiškinti, kokio sudėtingumo tai yra iššūkis iš tikrųjų. Čia suprantat, aš kažkada buriavimą užsibinėjau, tai yra toks dalykas, žmogus išmoko kaip burę pakelti ant laivo ir maždaug žino, kad į vairą į dešinę pasukus laivas suksis į dešinę ir vairą pasukus į kairę laivas suksis į kairę, kad galima per Atlantą su laivu plaukti, su jachta plaukti. Tai čia žinokit, maždaug toks pasmąstymas yra apie dronus. Žiūrėkit, kad pats sakysim, pradėsime mes grynai nuo radio ryšio. Ir dalykas tas, kad šiais laikais su Express LRS apie radio ryšį mažiausiai reikia pergyventi. Nes, ryšys yra tikrai geras ir, ta prasme, jūs turėsite daug didesnių problemų su visais kitais dalykais. Matot, kiek aš čia visko prisidėjau ir visą tai aš pabandysiu paaiškinti, kaip įtakoja, kaip toli galite nuskristi. Tai aš jums čia dar daugmaž bandau paaiškinti, kad jūs žinotumėt, ko nežinot. O dar yra tokių dalykų, kad net aš nežinau, ko nežinau. Ir kai ten žmonės užsimena, kaip kariai skraido toli Ukrainoje, tai jau ten technologijos yra tokios. Mes, pavyzdžiui, prieš metus nežinojame, kad radio ryšį iš principo ir nebereikia toli skraidyti, nes yra šitas šviesolaidžiai prijungti prie droną ir, ta prasme, siųstuvų kaip ir nebereikia tą. Tai tokie dalykai. Bet, galim pradėti nuo radio ryšio. Tai supraskite, kad kai žmonės pradeda šnekėti, kas geriau 2,4 GHz ar 900 MHz, tai iš tikrųjų didelio skirtumo šiais laikais neturi. Ten jau, kai jau visiškai, nežinau, tenai 10 kilometrų kažkur skaidai, galbūt 900, aišku, yra geresnis, nes jis, tos bangos labiau apgaubia paviršius ir aš dar apie tai pašnekėsiu. Bet pirmas dalykas, ką iš tikrųjų, jeigu norite pradėti toliau skristi, tai pasirinkti teisingą packet rate. Tai daroma yra Lua skripte. Galime pasižiūrėti, šitą lentelę vėl aš čia rodžiau, kai mes apie Express LRS pirmą dalį, kai filmavom, čia yra paketai, jeigu pas jūs yra siųstuvas tik tai 2,4, tai pasiimkit mažiausią 50 Hz ir jums pilnai jie pakaks. Arba jeigu pas jūs tik 900, tai didžiausią nuotolį jūs nuskrisite su 25 Hz packet rate. Ten jeigu yra šiek tiek kažkokių trūkdžių, gal yra geriau yra D50, tai tiesiog siūs dvigubus paketų kiekius. Ir tiek, jeigu pas jūs yra Nomadas, tai vėlgi čia galite pasirinkti 50 Hz 900 arba daryti Gemini, ta prasme, X-band čia didžiausias yra 100 Hz. Tai aš sakau, geriausiai tiesiog nori toliausiai skristi, pasimkit 900 MHz, 50 Hz packet rate ir jums tiek bus. Bet sakysim, jums norisi
varyti ten, nežinau, jau iki pačio krašto. Kas yra tada svarbu? Be packet rate yra labai svarbu, kokio stiprumo pas jūs siųstuvas. Sakysim, jeigu jūs tik naudojatės tik tiek 16 vieninių siųstuvų, jo siųstuvas stipriausias signalas yra 250 mW. Tai yra 1/4 vato. Jeigu jūs naudojatės bokseriu, ten yra 1 vatas, 4 kartus stipriau. Tai praktiškai jūs galite, ten yra formulės, aš gal iki to, biškai vėliau daisiu. Čia Haraivis iš ateities, aš norėjau greitai paaiškinti, koks yra santykis tarp signalo stiprumo ir kokį nuotolį jūs galite su dronu skristi. Tam galioja vadinamas atvirkštinio kvadrato dėsnis. Pavyzdžiui, padvigubinę signalo stiprumą, jūs dvigubai didesnės distancijos nenuskrisite. Padvigubinę signalo stiprumą 1,41 apytiksliai karto padidėja distancija. 3 kartus padidino signalo stiprumą, vėlgi reikia iš 3 traukti kvadratinę šaknį, tai bus apie 1,73 karto padidėja distancija, taigi ne 3 kartus. 4 kartus signalo stiprumą, sakysim, vietoj 1 vato iki 4 vato, jeigu daeisite, tai jūsų distancija tik tai 2 kartus pailgės, nes vėl 4 kvadratinė šaknis yra 2. Ir tam, kad patrigubinti distanciją, reikia 9 kartus signalą stiprinti. Tai va tokie dalykai. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs turite bokserį arba kaip aš turiu čia GX12, kuris yra 1 vato, lyginant su tiek 16, kuris yra 250 mW, kas yra 1/4. Tai va su GX12 arba bokseriu, arba irgi pasiemus Nomedo modulį, kuris irgi 1 vato, tai jisai, kadangi 4 kartus stipresnis, jisai, su šitais siųstuvais galima siųsti signalą tik 2 kartus didesnė distancija. Su tiek 16 jūs, pavyzdžiui, galite naudotis Nomedu ir jisai eina iki 1 vato. Kitas dalykas, geras dalykas yra naudoti specializuotas antenas, nes šitos ant dvidažnių imtuvų, jas yra tos dvidažnės antenos, bet kai jas ir tam dažnį padarytos, ir 2,4 ir 900, jos neveikia 100% būtent tuo dažniu gerai. Čia toks aukso vidurys parengtas. Kaip visada, va čia yra specializuota kryptinė antena 900 MHz. Ir jeigu jūs taip pat galite naudoti 2,4 MHz kryptinės antenos, jūs irgi jos vadinasi MOX antenos. Jeigu jūs norite naudoti X-band būdu, tai irgi reikia žinoti, kad vienas siųstuvas transliuoja 2,4, o kitas 900. Tai kaip jums žinoti, kurią anteną ant kurio antgalio uždėti? Pasirodo, ten pasikapšius galima atras, kad jeigu žiūrint iš priekio, tai šitoj pusėje dedasi 900 antena, čia dėtųsi 2,4 GHz antena. Signalo stiprumas antenos yra labai svarbu, kaip jas išdėsite. Taip pat radio imtuvai, čia yra tas dvidažnis X-band. Tai visien, jeigu toli skrenda, tai jūs norite naudoti irgi specializuotas antenas, pasirinkite, sakysim, kad abidvi būtų 900. Jeigu norite X-bandų naudotis, nenaudokite šitų dvidažnių antenų, pasirinkite, kad viena būtų 900 speciali antena ir kita, kad būtų 2,4. Vėlgi, kiekvienas imtuvas skiriasi tuo, pavyzdžiui, kuris kontaktas būtų 900 ir kuris būtų 2,4. Nes jeigu jūs sumaišysit, tai, ta prasme, 900 signalas bus priimamas 2,4 anteną, o 2,4 signalas bus priiminėjamas 900 anteną. Tai iš karto jūsų ryšys krenta. Į tai reikia atkreipti dėmesį. Vėl radio ryšio. Geriausias ryšys, aišku, žinoma, tada, kai yra, kai jūs matote tiesiai droną. Ir, sakysim, reikia, visą laiką, kad būtų tas vadinasi line of sight. Nes jeigu jūs, pavyzdžiui, užskrisite už kokio kalno ir taip toliau, jūs tiesiog prarasite ryšį. 900 bangos jūs, kadangi ilgesnės, ten, jeigu truputį žemiau nusileisit, galite neprarasti. Bet, pavyzdžiui, yra tokie dalykai, apie kuriuos gal jūs net niekad negirdėjote, į ką reikia atkreipdėmėsi. Pirmas dalykas tai yra aplinka. Sakysim, jeigu tai yra skrendat virš vandens, 2,4 GHz bangos, jos yra sugeriamos vandens ir jos daug, jų signalas silpnėja daugiau. Jeigu jūs, pavyzdžiui, virš miško skrendat, lapuočių miško, kur yra daug drėgmės lapuose, irgi tai sąlygoja jūsų signalo stiprumą.
Bet dar trečias dalykas, čia jau paprasta fizika, radio bangų mokslas. Vat sakysim, tai yra, ar kas girdėjo, tai yra toks dalykas kaip Fresnelio zona, Fresnel zone. Tai vat sakysim, va čia jūsų yra siųstuvas, ar ne? Čia yra jūsų imtuvas. Nu, vat jūsų dronas, o čia jūs, ar ne? Nu ir žalia linija, kad jūs matote tą droną. Bet, vat, sakysim, čia yra pastatai ir medžiai čia pačioje. Fresnelio zona tai yra va tokios formos. Ir, pavyzdžiui, vat, jeigu nors jūs ir turite visiškai tiesioginį vaizdą su savo dronu, tai tą ryšį be jokių trukdžių. Bet jeigu va ta Fresnelio zona, vat, sakysim, apačioj, jinai kertasi, irgi ten atsiranda tos refrakcijos įvairios ir tai silpna signalą. Jeigu virš didelio pastato kažkur toli skrendate, žinokit, kad va, tos bangos atsimušinės čia ir jūsų tas signalas silpnas. Negana to, netgi jeigu pas jūs, pavyzdžiui, yra visiškai normalus ryšys ir jokių tenai nėra pastatų ir taip toliau, bet jeigu jūs per žemai skrendate, net ir žemė gali būti kaip trukdymas, nes va, Fresnelio zona žemai ir būtent va, čia pradės atsibušinėti tas bangos ir, silpninti jų signalą. Dar kitas dalykas, jeigu, sakysim, jūs aukštai skrendate, vat jūs pakilote ir pas jūs čia yra normalus aukštas, bet reikia prisiminti, kai jau toli skrendate, kad yra žemės išgaubimas. Ir kad tas išgaubimas irgi įtakoja, kur ta Fresnelio zona liečiasi ar ne. Ir čia trūžiai atsiranda ta signalo refrakcija ar interferencija. Aš netgi jau tų terminų man jau čia viskas panėsi. Va tokius dalykus reikia žinoti. Bet vėlgi aš noriu pasakyti, kad radio ryšys bus jums visada mažiausia problema. Daug greičiau prarasite savo video ryšį. Kalbant apie video ryšį, čia yra mano tolimų skrydžių dronas. Tai žiūrėkit, kokias antenas yra. Reikia turėti omeny, kad jūsų antenos gerai veiktų jūsų siųstuvo antenas. Siųstuvas yra čia. Gerai veiktų su jūsų video imtuvo antena. Čia yra skaitmeninės, aš apie jį dar papasakosiu, bet čia, sakysim, mano yra SkyZone su analoginiu imtuvu, čia aš naudoju šitas mažutės stabi antenas, bet čia tik po namus skraidyti, kai aš lakstau su savo šitų mažiukų, man nereikia didelio antenų. Pavyzdžiui, jeigu aš toli noriu skristi, tai aš naudoju čia mano kryptinę anteną. Čia iš principo 4 kryptinės antenos taip sudėtos ir jos maždaug taip tokiu būdu, kad jos maždaug tokia kryptį, tokį spindulį bando padaryti. Bet dalykas tas, kad jums reikia labai svarbus dalykas, kad jūs būtumėte tą priėmimo spindulį, tą konusą, kurį šitą anteną sukuria, kad jinai būtų nukreipta tiesiai į droną. O kai skrendate su akiniais, iš tikrųjų, labai sunku pasakyti, kur yra tas dronas. Gal jūs ten iš šono kažkur nusukote. Daug žmonių turi tą tokį įprotį, aš lygiai tokį patį įprotį turiu. Kai skrendat su akiniais, jūs visą laiką žiūrite žemyn. Dažnai pažiūrėkite pilotai, kai stovi, tai toks jausmas, kad jie su tais akiniais, nors pultą nemato, bet kaip ir į pultą liktai žiūri daugiau, o ne į savo droną galvą iškėlęs. Toks normalus refleksas. Tai į tolimus skrydžius skrendant labai gerai turėti ir šturmą. Šturmanas tada jisai maždaug geriau gali matyti, kur yra tas dronas, jeigu jisai dar matosi. Kitas dalykas, jisai gali naudotis tokiu ekranu. Būna ir didesnių ir taip toliau. Jis irgi gali, čia šitas ekranas, čia yra M5 SkyZone video monitorius. Jisai jau su imtuvu analoginiu įmontuotu yra. Irgi jam reikia pasirinkti teisingas antenas, jis ateina su tokiam standartiniam, kurios nėra ypatingai geras. Tai sen reikia užsidėti geras antenas irgi, kurios gerai veikia su tais dronos siųstuvo antenom. Tai reikia atkreipti dėmesį tokius dalykus, kad jų turi būti kryptingumas tas pats, nes šitas antenos jis skirstosi į right hand polarized ir left hand polarized. Vienu žodžiu, ta prasme, jų ta spiralė, ten sukosi tos bangos, jas būna pagal laikrodžio rodyklę arba prieš laikrodžio rodyklę. Jeigu tos antenos, yra skirtingos tos cirkuliarinės polarizacijos, jos iš karto taip gerai neveiks. Aš naudoju tokį prietaisą, vadinasi Nano VNA ir jis, ta prasme, galima jungti, jisai rodo, sakysim, antenos
toks rodiklis vadinasi SWR, Standing Wave Ratio, stovinčios bangos santykis. Nežinau iš tikrųjų, ką tai reiškia. Nu ir va, čia galima matyti, pavyzdžiui, ta mėlyna linija rodo, kur yra tas žemiausias SWR. Tai reikia pasižymėti, kokiam dažnė čia galima pasižiūrėti. Ir man rodo, kad, pavyzdžiui, čia yra 5,853. Tai jeigu aš naudosiu tam tikrą kanalą, kurio yra bangos ilgis 5,853, nežinau tiksliai, kuris čia kanalas yra, bet tam tikrą pasižiūrėti. Greičiausiai man reikėtų naudoti R6 kanalą. Tai R6 kanalai geriausiai veikia. Dar vienas dalykas, pavyzdžiui, yra labai svarbu, taip pat kaip naudojantis radio siųstuvais yra svarbus signalo stiprumas. Lygiai taip pat yra svarbu, kokio stiprumo jūsų imtuvas, jūsų video imtuvas gali siųsti. Nes, pavyzdžiui, yra tenai, įstatymai, kad ten stipresnių negalima, aš nežinau, pas mus, man atrodo, iki vato galima signalą leisti. Bet, pavyzdžiui, analoginių siųstuvų video dabar yra tokių, kurie ten iki 5-10 vatų gali varyti. Mano šitas dronas, čia yra 1,6 vato SpeeDB Ultra VT 1600 video siųstuvas. Tai jisai, pagal duomenis turėtų iki 1600 milivatų arba 1,6 vato stiprumo signalą duoti, ne? Aš neatsimenu, kai aš jį matavau, kiek aš ten iš tikrųjų gavau, man atrodo, ten tam tikram kanalė aš tiek ir gavau, bet irgi, pavyzdžiui, naudojant tokį aparačiuką, čia jisai vadinasi RF meter, tipo radio signalo stiprumo matuoklis, apie $100 kainuoja. Čia dar reikėjo nusipirkti atenuatorių, nes jeigu, pavyzdžiui, ten jo signalas yra stipresnis negu 1 vatas, tai, šitą aparatuką sudegintų, tai reikia tą signalą silpninti, ten kalibruoti, tada aš galiu jį prisukti čia, anteną išimti ir prisukti šitą daiktą, galiu netgi parodyti. Čia mano toks standinis flight controlleris, čia viską galima pajungti, ir čia yra video siųstuvas, Panda RC, ar ne, tai aš paimu jį, aš jį prisuku, galiu įjungti bateriją, spaudžiam, įsijungia mano siųstuvas ir aš galiu matuoti, ta prasme, kokias stiprumo signalas eina. Ir dabar man rodo, kad yra apie 200 mW. Ta prasme, dabar aš tiesiog nežinau nei koks kanalas, nei aš ten kokio stiprumo, bet toks daiktas yra, kuris, pavyzdžiui, gali parodyti kokio stiprumo signalas. Bet dalykas tas, sakysim, kad žiūrint, kokiam kanale jūs esate, sakysim, R6, ar R8, ar R1. Ir iš karto signalo stiprumas skiriasi. Gamintojai tiesiog nesukalibruoti taip toliau. Tai reikia tikrinti, kokiam kanale signalas yra stipriausias. Aš čia net turiu tokią špargalką čia. Tai pavyzdžiui, R6 kanale stipriausias signalas yra 750 mW. O R8 kanale jisai iki 1 vato daeina. Tai žinokit, toks skirtumas yra. Tai reikia tuos dalykus pamatuoti. Kokiam kanale yra stipriausias signalas. Taip pat jūs galite prijungti anteną, galų gale, čia atenatorius turi tenai bus, prijungti anteną, ar ne, ir patikrinti, mačiau uždėję kitą anteną ant šito daikto. Pavyzdžiui, galite patikrinti, kur jūs didžiausias signalas. Reikia atstumą atsimatuoti, kad būtų tas pats atstumas visą laiką, vienoje vietoje ir žiūrėti, su kuria antena jūs gaunate stipriausią signalą. Nes, pavyzdžiui, ten antenos tas vadinasi impedance. Tas SWR irgi gali būti skirtingas. Jeigu naudojate skaitmeninę sistemą, ar ne, čia yra mano Voxnail VRX, video imtuvas.
Tai va šitas yra dar su standartiniam tom patch antenom, čia yra tos, kritinės antenos, kurias priema signalą iš drono. Va, aš čia va turiu stipriausią Voxnail video siukstuvą, čia yra Voxnail Avatar GP. Jisai gali daryti signalą iki 2 vatų, ar ne? Bet tai visien yra skirtumas. Pavyzdžiui, šitas VRX atėjo su šitom antenutėm čia, tai jie sušūdinos. Tai prasme, toli su jam nenuskrisi. Aš tada vėliau nusipirkau čia jau firminės geros True RC antenos. Bet jau tikrai tolimiems skrydžiam aš dar kitas nusipirkau, kurios yra aukščiau. Ir šitas super ilgas antenas uždėjau čia. Ir mes čia dabar tik tai apie video sistemą šnekam. Toliau kitas dalykas, pavyzdžiui, žiūrėkit, tos didelės antenos, jos visos atsisuka, ar ne? Jos yra visos tos SMA arba RPSMA antenos. Ir kad jas prijungti prie video siųstuvo, reikalingi tie tokie, kaip yra adapteriai, angliškai mes vadiname jos pigtails, kaip kasytės. Irgi labai svarbu žinoti, kokios kokybės jūs perkate vis kasytės, nes čia yra paprastas kinėti. Įtakoja, pavyzdžiui, kokios kokybės šitie kabeliai yra, kaip tas signalas susilpnėja. Tai aš šitas nusipirkau iš geros amerikietiškos firmas, kurie gana specializuojasi ten radio bangų prietaisais įvairiais, tai jos man kainavo kažkur tai apie $20. Šitas visas komplektas man ten apie $5 kainavo iš Amazono. Lygiai tas pats irgi su radio bangom, kaip, pavyzdžiui, tokiam dideliam dronui, man čia reikėjo, kai aš įstatinėjau į priekį anteną. Tai man reikėjo tokios ilgos, kad jinai dasiektų mano radio imtuvą. Bet vėlgi, kuo ilgesnis tasai kabelis, tai, ta prasme, tuo labiau signalas silpnėja. Paskui, kitas daiktas, aš šitą neseniai nusipirkau, čia yra radio bangų spektro analizatorius. Jūs jungia jį, matote, kokiom bangom. Gal ten žmonės skraido, pavyzdžiui, kažkur tai irgi su kokiu dronu, gal kažkokie tai ten trūkdžiai yra. Čia matot, kas darosi. Gerai pasižiūrėt, savo dažnį, kur skrisit. Čia dabar nureguliuota maždaug, apie 2,4 GHz dažnį. Tai matot, kas čia vyksta. Čia ir Wi-Fi vyksta, ir mikrobanginės visokios. Tai jeigu matote, kad daug yra įvairių trūkdžių, pasinaudoja tokiu aparatu, galite pasirinkti skristi kitokių dažnių. Arba bandyti tada naudotis to Nomad X-band, kad jūs skirtingais dažniais, kad jeigu ten kažkur trūkdžių yra persijungia į kitą anteną ir taip toliau. Šitas daiktas, čia yra skaitmeninis monitorius, tai jeigu jūs su skaitmeninė sistema skrendate, kurios yra daug geresnės, kokybiškos jo, bet minusas toks, kad, pavyzdžiui, stipriausi signalai iki 2 vatų, tai dabar tik tai šitie Voxnail Avatar GP. Tas siųstuvas didelis, jisai yra su ventiliatorium, netgi dar ateina, aš jį nuėmiau, bet prasme jisai iki 2 vatų duoda. Tai visien yra toks jau limitas, ir ta prasme pakankamai toli galima skristi, bet visien, šturmanui reikėtų tokio monitoriaus, tam reikia specialių HDMI kabelių, irgi svarbu, kad jūsų VRX turėtų įėjimą ir išėjimą su HDMI kabeliu, jeigu jūs norite prijungti tokį monitorių. Arba monitorius turi turėti ir HDMI in ir HDMI out, ten įvairių sistemų yra. Kas dar? Tai apie radio bangas liktai baigiant. Dabar žiūrėkit, dabar yra visai dar kita krūva dalykų. Pirmas dalykas, pavyzdžiui, kokį rėmą pasirinkti. Arba kokio dydžio droną skristi. Aš jums kaip pavyzdį parodysiu, tai žiūrėkite, čia mano 5 inčių pirmas mano pastatytas tas Bardwell dronas, ar ne? Ir aš su juo nuskridau kažkur tai iki 4 ar 5 kilometrų. Okay. Bet aš uždėjau tokią babiną, čia yra 6S ličio jonų baterija, čia yra labai gera firma, vadinasi Upgrade Energy, čia amerikiečiai, 5 ampervalandas jisai išlaiko. Tai suprantat, atrodo, jinai yra sunki ir taip toliau, ar ne? Bet, pavyzdžiui, jeigu aš paimčiau, sakysim, čia yra mano 1400 mAh baterija, jinai sveria kažkur tai apie 230 gramų. Jeigu dar paimsime ten GoPro, dažnai tokių dronų deda,
Tai svorio skirtumas yra kažkur tik tai apie 50 gramų. Tai vat, visai apsimokas, tiesiog pakankamai galima toli nuskristi. Bet jeigu aš jau norėčiau skristi ten, sakysim, 10 ar 20 km su šitų dronu, tai man reikėtų daug didesnės baterijos, nes man neužtektų energijos grįžti atgal, jeigu aš taip toli nuskrisiu. Jau tada man reiktų, tokios baterijos čia yra 8 ampervalandas. Čia ta prasme, aš neuždėsiu šitų čia lipo baterijos, jos yra didesnės, sunkesnės, jos yra labai gerai skraidyti, labai taip smagiai, ten gazų daug duodant, bet palyginus, kiek jis to ampervalandų turi, jos nėra tokios ilgalaikės. Palyginimo, žiūrėkit, čia yra 5000 ampervalandų baterija, o čia irgi yra 5000 ampervalandų baterija. Jos yra tokį patį kūro kiekį turi, ne? Bet pažiūrėkit, koks skirtumas ir dydžių, ir svorių tuo pačiu. Tai jeigu jūs norite, pavyzdžiui, dar kažkur toliau skristi, tai jau reikia didesnio drono. Su didesniu dronu ateina tada kiti dalykai, o tada reikia ir didesnių propelerių. Dabar tiesa, dar, pavyzdžiui, šnekant apie propelerius. Tai kokius propelerius geriau pasirinkti? Čia yra 7 colių dronas, tai čia yra 7 colių šitas propeleris toksai, ar toksai, kurį pasirinkti. Irgi reikia žinoti. Dažniausiai yra dvimenčiai propeleriai, jie yra labiau, taip sakant, turi tą efektyvumo koeficientą, naudingumo koeficientą, jie, ta prasme, mažiau energijos naudoja. Dabar žiūrėkit su dydžiu dronu, ar ne? Su dydžiu dronu ateina kitas klausimas, kokio dydžio variklius imti. Čia yra 7 inčių drono varikliai, čia yra, šitą galima naudoti 6 inčių varikliai. Tokiam, ne? Vieni varikliai yra aukšto KV parametro, kiti yra žemo KV parametro. Jeigu jūs tikrai norite toli skristi, jums tas vikrumas ir ten greitis nėra taip svarbu, kad nuskristi toli ir grįžti, tai jūs tada rinktumėtės žemo KV variklius. Sakysim, jeigu ten yra koks didelis, čia yra 1400 KV, tai jeigu aš ant šitą droną norėčiau, pavyzdžiui, kažkur toliau skristi, sen kažkur rinkčiausi gal apie 1200 žemesnio KV variklius. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, oro sąlygos. Kitas dalykas, galima irgi apsaugoti nuo vandens jūsų elektroniką. Tai ten tokie dalykai, yra kaip šitas daiktas vadinasi 422C, čia jisai toksai kaip, nežinau, kaip klijai tokie, lakas, jis, ta prasme, užmozoja elektronikos ant flight controllerio, ant jūsų ESC kontaktų ir taip toliau, kad jeigu ten ir vandens papuls, kad ten niekas netrumpins. Toliau, vėlgi, galima, sakysim, žiūrėkit, kuo didesnis dronas irgi, tada svoris didesnis, jums tada reikia didesnių variklių, ar ne? Tada jums reikia didesnės baterijos ir tos dalykus. Bet, sakysim, kaip galima uždėti didesnius, efektyvesnius variklius su mažų KV, bet dronas, kad nebūtų sunkus. Tai galima kojas tiesiog išilginti, uždėti didelius propelerius. Bet tada reikia žiūrėti santykį. Jeigu su dronas yra nesunkus, tai jums nereikia, bet prasme, jeigu jūs norite uždėti didelius propelerius ant mažo drono, jums visien reikia didelių variklių. Jeigu jūs uždėsite per didelius variklius, tada jie daugiau energijos naudos. Vienu žodžiu, čia žinokit, toks dalykas, paskui sakysim dar. Vėjas, ar ne? Skrendate kažkur tai toli, bet skrendat, o kiniuose jūs dažniausiai tik voltažą matote. Dalykas tas, kad voltai krenta pačioj pradžioj prijungus bateriją labai greitai ir paskui ypatingai ličio jonų baterijos, jos paskui tas voltažas per daug nesikeičia ir paskui patį galą krenta greitai. Tai, pavyzdžiui, iš kur jūs žinote, kada jums reikia pradėti grįžinėti, kiek toli jūs galite nuskristi ir grįžti atgal. Tam yra toks rodiklis ir juos galima į goglus per OSD, ta prasme, tos parametrus matyti savo akiniuose. Tai yra kiek sunaudota miliamper valandų jums beskrenda. Okay? Dalykas tas, kad kalibracijų flight controlleriuose per beta flightą, kai jūs nusiperkate tą, sakysim, naują flight controllerį, prijungiate, ta kalibracija yra labai standartinė ir, ta prasme, dar baterijų voltažą jį pakankamai teisingai rodo.
jūs ten galite nusikalibruoti, naudodami savo voltmeterių, ar ne? Bet sukalibruoti srovės stiprumą, tą amper valandų parodymus, tai ten praktiškai, reikia pirmą paimti tokią bateriją, pilnai iškrauti ją ir paskui pradėti krauti. Ir tada žiūrėti, kiek amper valandų jum prikrovė nuo jūsų minimumo baterijos iki maksimumo, kiek jum prikrovė. Tada jūs prijungite prie savo droną ir skrendate. Ir skrendate, kol visa baterija išsikrauna. Ir tada žiūrite, koks pas jūs parodymas yra jūsų akiniuose, gale skrydžio, kai pilna baterija išsikrovusi. Tada reikia daryti lentelę ir, žiūrėti, koks parodymas yra. Jūs per Betaflight matote, ką rodo dabar ir kiek jis ir paskui jūs, kai vėl kraunate bateriją su savo pakrovėju, jums rodo tikrą, kiek miliamper valandų pakrovė. Ir jeigu kažkoks netitikimas, ten reikia koeficientą keisti. Nes jūs įsivaizduokite, net jeigu ir žinote tai, ar ne, nuskridote, sakysim, žinote, kad jis su 5000 miliamper valandų baterija, jūs greičiausiai galite skristi kažkur tai 3000 miliamper valandų, nes jūs iki nulio baterijos vis neiškraunate. Ta prasme, jau, pavyzdžiui, ypatingai lipo baterijos, tai daugiau negu 3,5, tai jau jai negerai, ar ne? Tai vis kažkokie, apie 2,5, praktiškai pusė tas baterijos liks. Tų miliamper valandų. Tai sakysim, jūs praskridote 1000 miliamper valandų, 1 amper valandą, sakysim, ar 1000 miliamper valandų. Ir galvo, tai aš dar 1000 turiu ir aš tada galiu grįžti. O dalykas tas, kad jūs, pavyzdžiui, skridote pirmin, ten kažkokiu tai tikslu, tą 1000 miliamper valandų, bet jūs skridote pavėjui, o dabar jums reikia grįžti prieš vėją ir jūs daug daugiau energijos naudojate. Ir staiga jums grįžti reikia 1400 miliamper valandų. Tai aišku, jūs nedaskrisite ir jūsų dronas nukris ir bus po drono. Paskui skrendant tolyn dar labai yra reikalingas dalykas turėti GPS-ą. Kad jūs žinotumėt, matytumėt koordinatės, kad jūsų šturmanas žinotų, reikia turėti kompaso kalibraciją, iš viso galvos skausmas. Aš, pavyzdžiui, su šitų kompasų ten yra, vos ne visas mokslas, kaip, pavyzdžiui, kompasą sukalibruoti. Kaip jį teisingai įdėti, jo orientaciją ir taip toliau. Nes dažniausiai, ką ten gamintojas parašo, kai etiketė užlipdo, kad tipo ten taip pastatyk ir viskas bus gerai. Dažniausiai taip nėra. Tai GPS reikalingas, kad jūs galėtumėt naudoti, pavyzdžiui, jau su nauja ta Betaflight versija, jau pradedant 4.4 ir jau paskui daug geriau 4.5 Betaflight versija jau galima turėti tą funkciją, kad jūsų dronas, jeigu ryšį prarado, arba jūs tiesiog mygtuką jungiat ir jūsų dronas grįš atgal, parskris. Bet irgi reikia žinoti, kaip tą funkciją visus tos settingus, ta prasme, nustatymus, kaip padaryti, kad jisai jums kažkur į dangų ten nenuskristų, arba, aišku, grįždamas į kokį namą neatsitrenktų, ar ko nors, šiaip nesužeistų, ar kur nors į mėnulį nenuskristų. Tai tokie dalykai. Toliau netgi pats rėmas, sakysime, jūs norite nedidinant pačio rėmo, tiesiog kojas išilginti, kad galėtumėte uždėti didesnius, stipresnius variklius. Mes visiems didesni dronai su didesniais varikliais ir didesniais propeleriais, turint omeny ten naudingumo koeficientą visą tai optimizuojant, jie yra efektyvesni, nes galima ilgiems skrydžiam, nes jūs uždėję tokią bateriją ilgiau, toliau nuskrisite negu, pavyzdžiui, proporcionaliai mažesnė baterija su tokiu mažu dronu. Aišku, žiūrėkit, jeigu dronas yra lengvesnis, toks mažiukas, jeigu jūs turite energijos, tiek šitą bateriją, ir jeigu, sakysim, šitą bateriją nieko nesveria, tai jūs daug toliau nuskrisite su šitų dronu, negu tą pačią bateriją pritvirtinę prie šito. Čia turint omeny, kad jeigu tai nieko nesveria. Bet dalykas tas, kad šitas dronas niekur nenuskris su tokia baterija prilipdytais, tiesiog kičios baterijos nepakels. O čia jau svoris skirtumas yra daug
daug mažesnis. Ta prasme, didesnio drono galima didesnę bateriją uždėti. Tai yra maždaug tas pats, kaip uždėti didelį benzo baką. Mes sakysime, ant motociklo, jūs neuždėsite sunkvežimio benzo bako. Tai nors motociklas gali mažiau benzino naudoja ir toliau, bet jisai, ta prasme, motociklas tiek nenuvažiuos toli, kaip, sakysim, koks efektyvus didesnis automobilis su dideliu benzobaku, nes jis tiesiog daugiau benzino turi. Bet su dideliu rėmane yra kiti dalykai. Kuo ilgesnės kojos, tuo labiau ta motorų vibracija persiduoda į motorą ir ta prasme, tada filtrai flight controlleryje veikia kitaip. O filtrai apskritai net, pavyzdžiui, radio ryšį, žiūrint, kokį paketų skaičių jūs savo radio ryšį pasirinkot, sakysim, 50 Hz, bet tas flightą reikia irgi pasirinkti, tenai yra specialūs RC-Link presets. Jeigu jūs juos neteisingai pasirinksite, tenai ta prasme, ten filtrai tada veikia ne taip teisingai, ta prasme, tada motorai labiau kaista, elektronika labiau kaista, irgi ta energija neefektyviai naudojasi. Vat. Kitas dalykas, kuo didesnis dronas, didesni propeleriai, didesni motorai ir taip toliau. Tai tada jau ir propelerių balansavimas jau atsiranda toks dalykas kaip problema. Maži propeleriai ten balansuoti per daug nereikia, bet jau dideli ten 7 colių ar 10 colių propeleriai, jūs norite, kad jie efektyviai dirbtų, juos reikia balansuoti, nes jeigu jie nebalansuoja, vibracijas duoda, tada elektronika kaista, kai jie bando ten viską filtruoti, daugiau energijos naudoja, tokie dalykai. Aš jau net neliesiu tokių dalykų kaip PIDai. PID tenai, kur, grinai drono valdymas. Aš šitos dalykus, aš jų pats dar gerai nesuprantu, bet sakau, propeleriai, GPS, oro sąlygos, vėjas, baterijos, ar jono baterijos, ar lipo baterijos reikia žinoti. Motoras irgi, sakau, surasti aukso vidurį. Prasme, kad jie būtų pakankamai dideli ir stiprus, bet ne per sunkus jau tam prasme to dydžio drono. Rėmas irgi didesnis yra geriau, bet kuo didesnis, tuo labiau vibracija ateina į. Čia atrodo tik tai kojas pailginsit ir viskas, bet dalykas tas, kad kuo ilgesnės kojas, tada jau reikia dėti tas tokias skirsinius, kad mažinti vibraciją. Tai irgi prie svorio dasideda, tai irgi ta koja, kiek toli jūs nuskrisite. Į tolimus skrydžius skristi, tai yra, suprantat, kai turite labai nedaug žinių, tai yra maždaug, išmokot vairuoti su tėčia mašiną ir norite sėsti Formulė 1 mašiną ir lėkti. Tai yra tiesiog pavojinga ir jūs tiesiog nesugebėsit to didelio efektyvaus drono galimybių išnaudoti, nes jūs tiesiog nežinote, kaip visą tai sureguliuoti. Nesakau, ta Formulė 1, mašina veikia gerai, kai ten padangų spaudimas atitinkamas, kai ten tepalo spaudimas atitinkas, ten mažas motoras, bet jis turi labai daug galios, bet tik tam tikrom sąlygomis, ten perkaist negali. Ten tas negali, ten rėmas labai lengvas, bet labai tvirtas. Tai sakau, tie dalykai, kaip efektyviai antenas naudoti ir taip toliau. Aš galvoju, kad, pavyzdžiui, ypatingai pradedantiesiems, tai yra geriausias dalykas, pradėkite nuo mažo drono. Ir, pavyzdžiui, nusistatykite savo radio siųstuvą ant 10 mW, mažiausia. Ir tada jau jūs pradėkite ten žaisti su vairiais radio imtuvais, panaudokit vieną, antenas ten statykite vienaip ir kitaip. Jūs labai susilpnų signalų, bet išmokite, kaip, pavyzdžiui, antenas teisingai sureguliuoti, kaip jas pastatyti, kokiu kampu ir taip toliau. Ir žiūrėkite, kiek toli jūs galite nuskristi. Sakysim, vietoj 200 metrų gali žiūrit su tais pačiais, su to pačiu silpniausiu, ten 10 mW signalus galite dabar jau nuskristi 500 metrų. Jūs kažko išmokote, tai jūs paskui, kai su dideliais dronais, kai jūs turėsite tas, kaip mašinai pavyzdys, kai jūs turėsite daug tų arklio jėgų, jūs žinosite, pavyzdžiui, kaip efektyviai jas naudoti. Lygiai tas pats su antenu. Pavyzdžiui, pasižiūrėkite, nusipirkite kelias antenas, vienokias, kitokias ir žiūrėkite, kiek toli jūs galite nuskristi su pakankamai, nedėkite ten 1 vato stiprumo, nejunginėkite šito video siųstuvo, nustatykite 25 mW minimumo
ir tiesiog tobulindami antenų nustatymus, kokias antenas naudojat, kaip jas pastatote, ar jas statote taip per vidurį, ar iš galo kažkur tai, ar ten horizontaliai, ar vieno tipo antenas naudojat, ar kitokio tipo antenas naudojat ir žiūrėkit, kur galite toliau nuskristi. Bandykite įvairius propelius. Jie gali būti visi vienodo dydžio, visi 5 tenai colių, bet sakysim, vieni 2-menčiai, kiti 3-menčiai. Toliau, matot, tas yra kampas, kokiu kampu tas atakos kampas, čia kaip sparnas iš principo, jis būna tie tokie statesni, kai labiau, jie tokie kaip, pasakant, jie taip gerai, kabina orą. Ta prasme, jie daugiau energijos naudoja, aišku, bet jie tokie, labiau atsakingumas, tas responsiveness, jisai, kaip pirmas bėgis, sakysim, mašinis, taip gerai kabina tą daugiau orą pro save prasuka, jis į kabiną geriau, jis toks kaip paaiškinti, kaip kaušas daugiau orą pagrebė. Ar, pavyzdžiui, naudoti tokius seklesnius, jie tokie labiau plokštesni, tie atakos kampai tų propelerių, jie tada, jie tokie švelnesni, bet jie, pavyzdžiui, mažiau energijos naudoja. Žiūrėkite, su kokiais propeleriais jums išeina toliau nuskristi. Vėlgi paskui pabivant, su tokiais aparačiukais irgi galite pasižiūrėti, naudodami, kad ir tos nano VNA, tos aparatus, kuris galite tą standing wave ratio matuoti, kokios antenos jums labiau tinka. Ir lygiai taip pat baterijos. Paimkite, pavyzdžiui, vieną droną ir žiūrėkite su skirtingom baterijom, kiek ilgiau jūs galite skristi. Tai nebūtinai netoli, bet sakysim, kiek laiko jums, su kokia baterija ilgiau galite, su viena baterija ilgiau galite skraidyti. Ar, pavyzdžiui, su daugiau miliampervalandų, kaip, taip sakant, ten daugiau benzino energijos yra, ne, bet jin sunkesnė, ar ne? Tai jin daugiau energijos ir naudoja, bet jin daugiau energijos ir turi. Ar, pavyzdžiui, naudojant mažesnę bateriją su mažiau miliampervalandų, bet jin lengvesnė, mažiau energijos tuo pačiu naudoja. Surasi tą aukso vidurį. Sprantate, tai tada jūs tokį geresnį supratimą turėsite, nes, įsivaizduokite, šitos 4 baterijos, ar ne, jūs praktiškai turi tiek pat energijos kiekviena, čia net nelygyti, čia 8 yra jau, čia 8 ampervalandas. Čia praktiškai tiek pat kiekviena šita baterija. Ir pažiūrėkite, kokia jinai dydžio ir kokios šitos bandūros yra. Jin ir sveria mažiau, jin ir mažesnė, o energijos jin turi praktiškai tiek pat. Ne, mes lipo baterijas naudojam tik dėl to, kad jų yra tasai C reitingas didelis, jos gali daug energijos vienu metu išmest mūsų dronai, jie gali lakstyti kaip išprotėję. Aš šitą uždedu kartais ant savo kad nekytumėt, ant savo didesnio drono, jeigu aš, kažkur netoli, bet tai biškai noriu taip sparčiau palakstyti. Bet jeigu mano tikslas yra daugiau aplinkui, paskraidyti tiesiog ilgiau, tai aš naudoju šitą. Ir žiūrėkit, šitą pažiūrėkit, vos ne dvigubai mažesnė iš principo, jinai sveria mažiau, o energijos čia yra 8 ampervalandas, o čia tik tai 5, 5000 miliampervalandas, čia 8000. ExpressLRS website, aš įdėsiu irgi šitą linką, čia yra, aš nežinau, ar čia rekordai, bet kaip surašyta kokiom distancijom ir, pavyzdžiui, kokiais parametrais žmonės skrido. Tai čia 900 MHz yra. Tai čia Wing, čia yra tie lėktuvai tokie, o čia žiūrėkit su, Quad, tai yra kaip ir dronas. Tai žmogus nuskrido virš 13 km su 50 Hz packet rate, bet naudodamas tik tai 100 mW. Tai kaip efektyviai žmogus išmoko, matyti, jau viskas iki paskutinės detalės atreguliuota, kad ten ir antenos maksimaliai veikia ir taip toliau. Pavyzdžiui, 2,4 dažnio bangom žmogus nuskridęs, tai čia su dronu yra
Na čia iš viso, važiuokit, 10 km nuskrido su paketų skaičium 500 ir naudomas tik 10 mW radio siųstuvo signalą. Nu tai čia jau, čia impresiv, aš jums pasakysiu taip. Aš gal pabiški baiginėsiu ir žiūrėkit, kad daugiau geriau tokius dalykus suprasti iš principo. Čia, žinot, sakau, žinių, mes tai vat mano kanale tas video, kur dabar darome, mes tik įpusėjom su radio ryšių, po kol aš ten daėsiu iki video sistemo, greičiausiai jau po radio ryšio mes pradėsim pereidinėti prie video sistemų, ten flight controller ir taip toliau, bet dalykas tas, kad, visiems, jeigu žmonės nori, ateina vasarą, norite greičiau išmokti, visiems reikia kažkokios labiau tokios struktūrizuotos, kaip ir sistemos, jeigu norite išmokti greičiau skraidyti, toliau, tai čia dabar yra, aš bendrauju su tokia firma, jie kaip organizacija, jie daro kursus, jie dabar sukūrė dronų mokyklą, vadinasi Drone Training School. Aš taip kitką per to žmonės, ir į Ukrainą patikau, su kuriais mokiausi jų instruktoriai, mes kartu tenai mokėmės. Ir jeigu norite išmokti valdyti ir surinkti FPV droną, išsirašykite Drone Training School. Ir ten profesionalūs instruktoriai, praktinė patirtis, jie ten angarus turit, galėsite pamokys, kaip jums skraidyti ir labiau pamokys apie tokius dalykus, ką turėtų omenyje, jeigu norite kažkokį toli skris. Visa šita informacija yra jų website, aš parodysiu čionai, jūs galite pasižiūrėti, jų website'as vadinasi dts.lt. Jie paprašė jos paminėti, ir kodas yra ten nuolaidas, jeigu naudosite kodą DTS5, aš įdėsiu video aprašymą, tai jūs gausite 5% nuolaidą. Ir tuo pačiu paremsit mano kanalą, nes jie sakė, kad aš jeigu aš čia paminėsiu savo video, kad man irgi 5% gražins. Jūs gausit nuolaidą 5% ir jie man dar 5% sumokės. Tai neskau, aš tai savo kanalo jokių planų nėra, kad nors kažkokių pinigų prašyti. Tai tokie dalykai visiems man padeda gyvuoti ir turėti tokius dalykus, nes aš iš principo visą tai iš savo kaip ir kišenės pirku. Niekas man už tai nemoka, pinigų negrąžina. Paskutinis dalykas, ką aš dar norėjau paminėti, kad žiūrėkite, jūs išmoksit visus tos dalykus. Aš sakau, pradėkite nuo mažų dalykų, kad ta prasme netoli skriskite, bet išmokite, pavyzdžiui, kaip nusireguliuoti tos nustatymus daryti, pasirinkti antenas, variklius, motorus, propelerius, dydžius, dronų ir taip toliau, kad jūs žinotumėt, kaip paskui, jeigu jau galėsit ar norėsit, kad ateityje ten tos ilgų distancijų skrydžius daryti. Bet šiuo metu tai daryti, jeigu jūs neturit licenzijos ar leidimo, tai yra tikrai pavojinga. Aš tarp kitko prasijau ten per websaitus lietuviškus ir aš įdėsiu linką, galiu čia netgi parodyti, man atrodo, čia kažkoks tai, čia teisinė kažkokia tai firma, bet jie prašau, čia visi statymai ir visos baudos surašytos, kai jūs pažeidinėjate dronų taisyklės. Ten sakau, ten eina nuo kelių šimtų iki ne 1,000 eurų. Ir kitas dalykas, atims ir droną, ir tiesiog net neleis jums dronai susiminėti ateityje. Tai tos dalykus irgi, atkreipkite dėmesį. Bet sakau, šitam video aš tiesiog norėjau parodyti, ant kiek tai yra sudėtinga problema, tas ilgų distancijų skrydžiais. Jūs suprantate, toksai dalykas kaip voratinklis. Ten patrauksi už vieną kampą, ten 10 dalių pasikeis kažkur kitur, taip vadinamasi complex system. Tokia sudėtinga sistema, kad ten, pavyzdžiui, ten variklių dydį pakeisti, ten praktiškai viską keisti. Reikia kitas baterijas dėti, gal droną didinti, mažinti, propelerius keisti. Vienu žodžiu. Norėjau truputį apšviesti apie šito iššūkio sudėtingumą. Ir maždaug, kad pamatytumėt, kiek daug nežinot, ko nežinot. Tai dabar, žinot, ko nežinot, tai užsirašinėkite į dts.lt Drone Training School
ir mokykitės tenai. O jeigu aš galėsiu pakeliui ko nors padėti, tai būsiu labai laimingas. Sėkmės visiems. Čia dar toks papildymas šitam video iš ateities. Aš šitą video rašiau prieš kokį mėnesį gal, bet paskui aš dar taip sėdėjau, aš nepublišinau to video, nes jis, toks nelabai rišlus, bet vis viena dar tokių porą idėjų atėjo, ką tikrai verta pridėti prie tolimų skrydžių FPV dronų situacijoms. Dažnai žmonės manęs klausia, tai čia aš vos ten kilometrą du nuskrendu, o ukrainiečiai ten pas save tenai 10, 20 iki 50 km nuskrenda. Pirmas dalykas, aš jums noriu pasakyti, grįžtant prie video ryšio. Jie neskraido 5,8 GHz dažnių, nenaudoja 5,8 GHz dažnio video signalai. Jie naudoja analoginius siųstuvus ir imtuvus, kurie dažniausiai dirba 1,2 GHz, yra net įmanoma iki 900 MHz dažniai skraidyti ir turėti video ryšį. Bet dalykas tas, kaip jūs ir prisimenat, šnekant apie radio ryšį, 900 antenos yra daug didesnės negu 2,4 GHz antenos. Tai žinokit, lygiai tas pats yra su video signalu. Pavyzdžiui, čia 5,8, 4 antenos jūs taip sudėtos. Tai yra irgi TrueRC antenos, kurios dirba 1,2 GHz dažnių, tokios patch antenos vadinasi, tos plokščios, tai jos yra kažkur tokio dydžio, tas kryptinės antenos priimti video signalui. Tai ten virš 40 cm dydžio, ta prasme, kvadratas toksai. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, šitos matot antenos, kokio jas dydžio, jas mažutės, jas nedidelės, kurios siunčia signalą, jos omnikryptinės, omnidirectional antenos vadinasi. Tai pavyzdžiui, tokias antenos 1,2 GHz video siųstuvams. Ta antena, tas burbuliukas netokio dydžio, jisai maždaug tokio dydžio. Ir dydis, ir svoris iš karto skiriasi droną. Dar kitas dalykas, jie naudoja didžiulės baterijas. Va čia yra pakankamai maža, čia labai gera kompanija, labai ta energija koncentruota gerai, čia yra 2P6S baterija ličio jonų. Bet dažniausiai tos ličio baterijos, kur naudoja ten 21700 ar 18650 baterijos, jeigu jas daryti 2P, tai visi 2 paralelinės 6S baterijos sudėtos, jas pakankamai didelis svoris, dar reikia tiesiog didesnių propelerių tam pakelti, kad didesnių propelerių reikia naudoti didesnius variklius ir kad didelius propelerius uždėti reikia rėmo daug didesnio, tai ta prasme, ten su 7 colių dronais nieks 50 km neskrenda, tai minimums 10 colių dronai. Kalbu ir varikliai daug didesnė, ir baterijos daug didesnės, nes, kad toli nuskris reikia daug benzino. Jūs, tu prasme, paimsite mažą droną, kad ir kokią ten bateriją uždėsit, galų galia, tada baterija bus daug sunkesnė už patį droną ir, ta prasme, daugiau energijos išnaudos pati savęs skraidinant tais mažais propeleriukais, negu didelis dronas, kuris turi didelius propelerius ir jo santykinis svoris su baterija nėra toks skirtingas. Tai tokie dalykai. Ir dar trečias dalykas, jūs supraskite, dažniausiai jūs mėgėjiškoje aplinkoje skraidote su savo akiniais, stovite ant žemės ir skrendant. Ir kaip aš minėjau, ar dar minėsiu šitam video, kad to kaliau skrendant, to anksčiau jums reikia kilti, nes vis vien ten kažkokios kliūtis yra ir gaunasi tas kampas pakankamai status. Jeigu ten medis ar kalvelė, jeigu norite ten toliau skristi, jums reikia vis aukščiau kilti, nes jeigu žemiau nusileisi, tas signalas atsirems į tą kalvą ar medžius ar mišką kažkokį tai. Tai, pavyzdžiui, Ukrainoje beveik visi naudoja tas antžeminės stotis, tai yra didžiulės antenos, kurie eina į viršų ten iki medžių lygio, ten gali būti 10-20 metrų aukščio tos antenos ir tada tasai kampas yra daug, toks plokštesnis, kad tarsi nereikia daugiau kilti, to jį skrendant. Aš čia tokią schemą esu padaręs, aš nežinau, įdėsiu kaip nors, bet jūs kaip žmogeliukas stovite ir jeigu čia koks medis, jums reikia vis toliau kilti, kuo toliau norite skristi. Jeigu pas jūs antena yra aukštai iškelta, ir, sakysim, pas jūs 1,2 GHz ryšys antenos, tai pirmas dalykas, jos kaip ir 900, lyginant su 2,4 radio ryšys, jos daug geriau praeina per kliūtis visokias, kaip žemas garsas, jos bangos ilgesnės.
Va. Ir tai va, ta prasme, tas antenos didelės iškeltas, tai va, naudoja 1,2 GHz antenas ir iš principo dažnį video ryšį palaikyti. Jie skraido netgi iki ten 400 MHz radio ryšį, kad palaikyti, kad kuo ilgesnės. Jis dar, tas antenos dar didesnės net už 900 antenas. Ir va, dažniausiai žmoguliukas stovi čia, va, kabeliais prisijungęs prie retransliatoriaus, ten 5,8 GHz čia ryšys, čia yra konverteris, kuris priima ir transliuoja bangas, ten priklausomai radio ryšys ar video ryšys. Jau čia yra konverteris, ta prasme, grąžina atgal, ten 2,4 ar 5,8 video ryšiai. Nu, ta prasme, jau čia detalės. Bet sakau, vat, kai pas jūs yra antena, jums nereikia taip aukštai kilpti. Jūs, va, pavyzdžiui, signalas iš čia krinta, tai vat, virš kalvos, čia vat, kaip namas, čia medis, čia, sakysim, čia didelis kalnas, tai vat, jam nereikia taip tokių stočių kampų, vat, kaip čia 5,8 žmogus, o pačioje va čia sėdi, vat, ir jam, nu, reikia kilti pastoviai. Tai va tokie dalykai. Žemės stotis, aukštos antenos, visai kiti dažniai, daug ilgesnės bangos, žemesni dažniai, turint omeny. Ir patys dronai yra didesni, kad didesnėm baterijom galėtų skraidyti. Tai va dar vienas iš tų dalykų, ką būtinai norėjau jums paminėti va šitam video. Ir dar vienas dalykas, ką pamiršau paminėti, rašinėdamas pabaigą šitam video, tai yra be aukštų antenų dažnai yra naudojami patys dronai kaip retransliatoriai. Tai vietoj to, kad aukštą anteną, bet kartu ir su antenam tai galima irgi daryti, turint ir aukštą anteną, bet ir plus turint retransliacinį droną. Gali tai būti net Mavikas, va, pavyzdžiui, retransliatorius užstatytas prie jūs, jį pakeliat, jisai gali būti kažkur tai va, per vidurį tarp jūsų va, antžeminės stoties, kažkur per vidurį distancijos, kur skrendate jūsų droną su retransliatorium, kuris priima signalus iš jūsų antžeminės stoties ar iš jūsų pulto ir perduoda ir priima signalus su dronu, kuris ten kažkokiu tikslu, sakysim, Ukrainoje ten dovaną Maskoliam veža. Tai va, dar gali būti retransliatorius, va, vienas iš tokių irgi dalykų, kurie tikrai gali padidinti nuotolį skridimo. Tai tiek, noriu vėlgi, kad suprastumėt, kiek daug visko čia yra įvelta, kad kažkur toli skraidyti.